Sveiki. Šiandien pakalbėsime apie visatos dėsnius. Tai tokia, nu, gana tokia sunki tema, nes visi tai turbūt įpratę girdėti tik tai 10 Dievo įsakymų arba kažkokius tai draudimus iš kitų, o paskui dar toliau pats žmogus visą laiką pats susikūrė savyje tam tikrą vidinį tokią cenzą, tai, pavyzdžiui, gali, tiesiog visą laiką kažkokias tai nuostatas, įsitikinimus savo moralę, jo. Mes kiekvienas turime šitos visus dalykus. Ir aišku, pas kiekvieną yra tam tikri tokie dalykai, biškutį jie yra ir skirtumas. Vienas savo leidžia daugiau, kitas savo kažko tai neleidžia. Ir taip toliau. Tai va. Visatos dėsniai, kas juos sugalvojo, kaip jie atsirado, ten turbūt niekas nieko taip nežino, daugiau tai gal iš kitų dalykų. Man atrodo, kad tai yra vis dėlto visatos dėsniai atėjo turbūt iš hermetinio mąstymo. Tai va, tai hermetistai patys visą laiką ir sukūrė savo dėsnius, kurie atitinka beveik irgi mūsų tam tikrus visatos irgi dėsnius, kuriuos mes visą laiką girdime iš kažkur tai iš kitur. Jo, ten tiesiog jų pilna yra prirašyta. Jie yra vis 7, kodėl dėsniai, kodėl dar kažkas tai visą laiką tai yra. Todėl, kad draudimais mes nieko negalime sustabdyti, nieko negalime išmokinti, ne vieno žmogaus mes negalime išmokinti. Pabandykite išauklėti kažkokį tai žmogų įstatymais arba draudimais ir liepimais tik tai taip, kad jisai turėtų elgtis, o daugiau jisai kitaip neturėtų elgtis. Pamatysite, kad žmogus, kuris taip išaugęs, jisai bus tiesiog nevaldomas, bus piktas. Ir jisai pats net nežinos kodėl. Ezoterika, jinai kertasi su tuo krikščioniškojų mūsų ten tikėjimu. Daugiausia, kaip pasakyti, nors pati ezoterika, tai jinai neatmeta to dalyko. Ir Dievas irgi ezoterikoje egzistuoja. Ir mes tą dalyką paskui galėsime aptarti ir pakalbėti, parodysiu. Mąstymas, pavyzdžiui, tiesiog irgi labai geras, tiesiog, pavyzdžiui, kažkas tai, kad jūsų gyvenime keistusi, irgi taip pat labai padeda šitie Dievo sąvoka, visatos, pavyzdžiui, tiesiog sąvoka. Aišku, kitur irgi yra pavadinimų labai daug, ten Dievas gali būti visata, vienis, ten mamona arba dar kažkas tai tenais. Tai neturi jokios reikšmės, kaip pavadinsime. Mes mėgstame girdėti tą pavadinimą, mums daugiausiai gal yra prie širdies. Tai reiškia, kad yra Dievas. Dievas. Krikščioniškame, aiškinime, aš ten pats mokinausi tą krikščionišką auklėjimą, mane auklėjo šitaip irgi mokino, tiksliau sakant. Aš buvau tiesiog net vos neįkalintas į tam tikrą tokią terpę į bažnyčią, nes norėjo iš mane padaryti ir kunigą. Bet kada aš jau paskui man pradėjo pasakoti ir kalbėti ir aš ten pradėjau mokintis ten visokių tokių dalykų, tada man kildavo klausimai. Ir paskui ten toliau neapsikentę, jau jie tada man kirsdavo, tiesiog neleisdavo, tiesiog neatsakinėdavo, aš paskui. Ir paskui gavosi tam tikras toksai priešiškumas, tam tikras toksai, nes, ne priešiškumas, bet tiesiog ieškojimas tų atsakymų į tuos visą laiką mano klausimus. Tai aš atsakymus aš radau kažkur tai kitur, bet tikrai man krikščioniškas tikėjimas ir ten religija, jinai man tiesiog nieko to dalyko ir neatsakė, bet koks. Tai va. Nes kadangi reikia suvokti, kad pavyzdžiui žmogui uždraudus kažką, tai žmogui neleistinai kyla noras visą laiką tą dalyką padaryti. Tarkime, paimkite patys, iškelkite šitai pirštą priešais save. Kaip pirštas, jo? Ar kažkas tai, pavyzdžiui, kažkokių tai asociacijų kyla, ar
pavyzdžiui, tiesiog ar jums kažkas tai, va, pavyzdžiui, kažkokia tai mintis šauna, o dabar ką, jūs galvojat, ką jisai dabar čia padarys, kas, va, pavyzdžiui, ką jisai čia gali parodyti, bet jeigu taip žiūrint į pirštą, tai pas jumis niekas nekyla, va, pavyzdžiui, jokių asociacijų, nu, pirštas, tai yra mano rankos delno iš 5 vienas rodomasis pirštas. Nu, gali būti ir tas, gali būti bet koks, jo. Nu, tai va. Bet jeigu aš, pavyzdžiui, pasakysiu, kad su šitą pirštą negalima kišti į nosį. Ir jūs iš karto pastebėsite, kad netgi tiesiog nevalingai pas jumis tas dalykas visą laiką norisi tą pirštą, tiesiog, vat, kodėl, jo? Pakrapštyti tą nosį. Ir todėl pas žmogus lygiai taip pat visą laiką, beveik visa dauguma žmonių šitaip elgiasi. Nes jie visą laiką, kad draudi, jiems to dalyko ir norisi padaryti. Tiesiog tai iššaukia tas visą laiką. Todėl ir tas nuodėmės tas supratimas irgi yra platus toksai, irgi galėsim labai gražiai ir gera tema. Galėsim irgi taip pat apie tai pašnekėti. Tai va. O dabar tiesiog aš noriu apie tuos visatos dėsnius pakalbėti. Todėl visatos dėsniai yra iš hermetinio mąstymo, kaip sakiau, mano tokia nuomonė, visą laiką jie kilę, nes mūsų žmonės ten nelabai tikiu, kad kažką tai galėtų ten kažkaip tai sukurti, jie aišku pakeitė tam tikrus visą laiką dalykus. Bet taip tai daugiau ateina visą laiką iš savokų, iš tezių, tiesiog iš hermetinio to mąstymo. Hermetinė mąstymas, jisai irgi taip pat jisai turi savo sudaręs tam tikras visą laiką dėsnius, savokas. Ir jos irgi yra 7. Ir pats pirmas tai yra proto dėsnis, tai kad visata yra protinė. Jo, ir kad, pavyzdžiui, niekas be proto šitaip niekas nevyksta, nes visi procesai ir, pavyzdžiui, atsiranda ir proto dėka, ir materialumas, ir kiti reiškiniai tik tai proto dėka. Toliau antras dėsnis hermetinio mąstymo yra analogijos dėsnis. Jisai apibrėžia tai, kad tai, kas yra viršuje, taip yra apačioje, kas yra kaip yra dešinėje, tas yra ir kairėje. Ir taip toliau. Kitas dėsnis yra vibracijos. Vibracijos dėsnis tai, kad viskas aplinkui pas mumis irgi vibruoja. Tai nėra, kad, pavyzdžiui, kažkas tai sustojimo būsenoje, bet yra visą laiką vibracija. Tai visata visada yra užpildyta kažkuo tai. Ir niekados negali būti tuščios vietos. Jeigu kažkur tai atsiranda kažkas tai tada tuščia kažkokia tai iš karto ją užpildo kažkas tai. Kažkokia tai, ar ten, pavyzdžiui, energija, arba kažkokia tai kiti, pavyzdžiui, materialus, gal ir, pavyzdžiui, ten oras, arba dar kažkokie tai dalykai. Tai va. Kitas yra poliariškumo dėsnis visą laiką. Tai, kad yra taip, kaip turėtų būti, jo, visą laiką. Kitas yra ritmo dėsnis. Ritmo dėsnis yra tai parodo, kad viskas yra pas mus ritmingai vyksta, viskas turi savo ritmą ir tuo ritmu visą laiką vyksta. Ritmo dėsnį netgi tiesiog galima apibriežti ir kartu pačią reinkarnacijos, pavyzdžiui, tiesiog irgi savoką. Jo, nes jeigu ritmo nebūtų, jo, tada reiškia pas mumis būtų diena ir paskui ateitų tik tai naktis. Ir tada mes jau numirtumėm ir tada pas mumis nieko neegzistuotų. Arba ten, pavyzdžiui, būtų tik tai vasara, pavasaris, vasara, ruduo ir žiema. Ir paskui toliau viskas. Ir toliau pasibaigia visi šitie ritmai. Nebūtų pasikartojimo. Bet visą laiką yra pas mumis visą laiką pasikartojimas. Todėl ir tai parodo, kad tai, pavyzdžiui, žmogus vis dėlto jisai irgi taip pat ritmo dėsnyje yra, todėl ta siela, jinai reinkarnuojasi. Aišku, krikščionybė šito dalyko irgi taip pat apibrėžia ir ten seniuose traktatuose visą laiką ir kitur net yra parašyta apie šitą dalyką. Bet tik tai, kad tą dalyką daugiau taip nenori rodyti žmonėms, nes kad nebūtų daugiau ten kažkokio tai sukrėtimo.
ir dar kažko, tai visą laiką, todėl krikščionybė pripažįsta ten, pavyzdžiui, gimimą ir paskui toliau tą paskutinį teismą. Bet vat, kas čia vat, yra, jo, jie nepripažįsta. Nes čia dar yra labai daug mirčių, atgimimų ir dar visokių kitokių dalykų. Jie priima pirminį tašką ir galutinį. Todėl irgi nereikia ten pykti ant tos krikščionybės. Krikščionybė tai lygiai tą patį visą laiką irgi sako, bet tik tai nedasako, jo, nedakalba iki tam tikros visą laiką tam tikro lygio. Tai va, dar kitas šeštas dėsnis yra priežasties pasiekmės dėsnis, nu apie jį turbūt man nereikia šnekėti, kad visą laiką yra, jeigu yra priežastis, tai bus pasiekmė, ir jeigu pasiekmė, tai visą laiką turi savo priežastį. Ir paskutinis yra lyties dėsnis, kad viskas turi savo lytį, tai reiškia, viskas yra moteriškas arba vyriška. Jo, visą laiką apsisprendimas ir tam tikrų daiktų įvardinimas ir kiti dalykai. Aišku, tai iš šito hermetinio mąstymo irgi taip pat susikūrė mūsų irgi taip pat visatos dėsniai. Bet čia aš turėčiau padaryti tam tikrą tokią įžangą į kitą dalyką, nes kadangi visatos dėsnių kaip analizavimas, kaip, pavyzdžiui, dar kažkur tai mokinimasis, tai yra vienas iš pačių geriausių dalykų visą laiką. Tai aišku, gal tiesiog, jeigu norėtumėt mokintis, tai aišku, mokinkitės nuo hermetinio mąstymo. Todėl galima susirasti tam tikrų tokių dalykų visą laiką ir galima tiesiog pasimokinti visatos dėsnių. Nes visatos dėsniai jie galioja bet kam, jo, nes ir galioja ir visatoje, galioja ir žemėje galioja. O žemiški įstatymai, kurie čia yra sugalvoti ir pasakyti mums ten, tai, pavyzdžiui, įteikti, kaip sakiau, kurie kaip ir asmeniškai neturi jokios ateities, nei kažkokio tai, pavyzdžiui, tiesiog sekamumo, nes kam sakyti nežudyk, jeigu kad ir taip mes, pavyzdžiui, tiesiog, jeigu mes nesakytum, nebūtų tų Dievo įsakymų, dar galiu biškutį, tokią, aišku, dar pakalbėsim, aišku, apie tos visą laiką krikščionybės aspektus, tam tikrus tokius dalykus, tokius prieštaravimus. Tai pavyzdžiui, nežudyk, tai irgi dalykas toksai yra kaip įstatymas, kad negalima žudyti. Tai jisai, aišku, mes taip ir galvojam, kad mumis sustabdo, kad negalima žudyti ir taip toliau, kad Dievas dėl to pyksta ir taip toliau. Aišku, paskui skaitant vėl ten kažkokius tai šventus raštus, ten paskui suprantame, kad Dievas pats liepia žudyti, jo, kaip ir pačioj pradžioj ten buvo visą laiką dėl 10 Dievo įsakymų, kaip tada irgi, kaip grįžo Mozė nuo kalno Sinajaus ir tada paskui toliau nusileidęs jau ten pateikė tos visą laiką ir tada pasidarė 2 stovyklos ir ten pasakė, kurie netikė, kurie garbina aukso viršį, o kurie garbina tą 10 Dievo įsakymų. Ir paskui ten sakė, tada reikalinga žudyti tuos visus netikinčius. Vienu žodžiu, ten yra labai daug visą laiką tam tikrų tokių dalykų, kuriuo aš irgi ten sakau daug ką nesupratau. Aišku, pas mumis irgi krikščionybė atėjo visą laiką su ugnim ir kalaviju. Žudimais visą laiką, prievartavimais ir kitokiais dalykais ten. Bet čia sakau, aš tikrai dabar šitos paskaitos dabar nenoriu, gal biškutį, jeigu norėsite, galėsim paliesti. Tai galėsim biškutį pasišnekėti apie tos visą laiką, apie tas peripetijas. Ką ten jie ten rašo. Tai jeigu, pavyzdžiui, jeigu pagalvokime, jeigu ten nebūtų, pavyzdžiui, to įstatymo nežudyk, tai reiškia, tada kas būtų? Tada vaikas, kuris išėjęs iš įsčių, jo, gimė tik tai, jisai pasimtų peilį ir nužudytų. Bet taip tai kažkodėl tai nėra, kažkodėl tą žmogų, kažkodėl tai laiko kažkas tai kitas, jo, kažkokia tai kita jėga, ten, pavyzdžiui, tiesiog, kad jisai netgi nenori, pavyzdžiui, pas jumis, jūs irgi, taip pat iš jūsų, gal turbūt dar ne vienas, turbūt nesate nužudę žmogaus, tai aš manau, kad ir nenužudysite ten, pavyzdžiui, visą laiką, bet tai ar jums reikalingas tas įstatymas, kad jisai pasakytų, kad nenužudėk? Jūs vis tiek nežudote, tai kam tada tas įstatymas? Pagavot mintį visą laiką, kam jisai reikalingas, kam tie įstatymai? Šito dalyko aš irgi daug kartų neatsakiau irgi, nes, pavyzdžiui, sakau, įstatymais mes nieko nelaimėsime.
O visatos dėsniai jie yra arba juos ten, pavyzdžiui, visą laiką kaip tu juos traktuoji, ten imi ir ten taip toliau, bet jie egzistuoja be jūsų ten to sutikimo. Kaip ir matematika, paimkime jo, jeigu jūs matematikos nemokat, tai čia nėra įstatymas, jo, tai yra aksiomas, tai yra visą laiką tam tikros taisyklės, dėsniai visą laiką, kurias visą laiką reikalinga mokintis ir mokėti. Jeigu jūs tos matematikos nemokat ir jumis kažkas tai apgavo, tai kas kaltas? Matematika ir jūs. Jūs asmeniškai, jums reikalinga mokintis. Ta matematika, kad jūs paskui toliau neprieštarautumėt tam tikriems visą laiką, kad paskui nebūtų kiltų kažkokio tai nesusipratimo, kad kažkas tai kitas kaltas. Tai dėsniai yra, jie visą laiką visiems yra. Jo? Todėl jos tik tai reikalinga girdėti, mokintis, mokėti. Todėl dėsniai irgi man daugiau patiko ir visatos tie dėsniai, jie visą laiką man daugiau labai prie širdies, daugiau pačiam patiko. Bet kai buvo įžanga, aš tada pats bandžiau juos visą laiką atrasti, pats visą laiką rašyti, analizuoti. Tai galite surasti ir mano puslapyje ezoterinismokslas.lt, jo, ten yra visatos dėsniai. Ir ten aš irgi taip pat maždaug tam tikrus tokius dalykus irgi aprašau. Aišku, man tenais buvo labai didelis šokas, kad aš, pavyzdžiui, tiesiog niekad negalėjau parašyti nei tų dėsnių, nei ko. Aš nesuprasdavau visą laiką, kodėl mane kažkas tai laikydavo vidinė tokia, visą laiką nuostata ar dar kažkas tai. Ir aš paskui toliau pradėjau kitaip mąstyti, galvoju tai, kad yra visatos dėsniai, o visata yra visata. Tai reiškia, visatą sukūręs Dievas, tai yra Dievas, o Dievas mes visą laiką vadiname meilę. Ir čia man padarė didžiulę, irgi šitas toksai mąstymas, jisai privedė iki meilės dėsnių. Pasirodo, jeigu mes nežinome meilės dėsnių, tai visatos dėsniai kaip ir negalioja. Visatos meilės dėsniai irgi taip pat yra skirstomi, kada paskui pas mane žmonės irgi klausia, Mindaugai papasako kažkokią tai meilę, apie meilės kažkokius tai pasireiškimus, apie dar kažkokius tai dalykus, aš visada duodu klausimą tokį visą laiką, apie kokią norit, apie dvasinę tą meilę kalbėtis, kurie galioja, pavyzdžiui, ir visatoje yra, ir žemėje. Ir ar tik tai tuos žmonių sugalvotos visą laiką meilės dėsnis, ja? Tos, kurios pagal mūsų ego taip sukuria, ja? Tai yra daugiau ego tokia mūsų dėsnė, ja? Ne meilės, mes norim savo egoistiškumą pateisinti, papildyti tiesiog, kad mumis tarnautų ten, pavyzdžiui, žmogus arba dar kažkas tai visą laiką. Tai čia ir gavosi toksai visą laiką priešprieša. Kodėl? Todėl, kad mano mokytojas irgi, tai Vytautas Kazlauskas, kaip minėjau, tai jisai visą laiką dėstė tik tai apie meilę, jisai kalbėjo vien tik tai apie meilę. Ir aš paskui ten toliau irgi tą meilės temą būdavo visą laiką išgvildenęs iki negalėjimo, iki nežinojimo. Tiesiog, nes aš galėdavau apie valandas turbūt apie tą meilės temą turbūt kalbėti. Tai ta meilės visą laiką pati savoka irgi paskui toliau atsirado tam tikrai tokie dalykai, kad vis dėlto apie meilę jinai yra kokia meilė, ar tai yra visatos meilė, kuri visiems tinka, ar ta meilės dėsniai visą laiką, kuri tinka tik tai dviem žmonėm, jo? tam tikrai mums tik tai. Jo? Tai kada aš pradėjau paskui toliau analizuoti tos meilės dėsnius visą laiką irgi atradinėti, bet nes jų asmeniškai kaip ir nėra. Tai pats pirmas turbūt dėsnis ten yra visą laiką, kaip aš irgi parašiau pas save, tai yra pagrindinis visą laiką panašus traukia panašų. Ta dalyką reikalinga žinoti, kad, pavyzdžiui, visą laiką mes traukiame vienas kitą. Meilės tas dėsnis ir yra visą laiką, kad panašus traukia panašų. Jeigu aš tuo kvėpuoju, tada aš pritrauksiu tam tikrus žmonės visą laiką, kurie irgi tuo pačiu visą laiką kažkaip tai kvėpuoja. Jeigu aš taip ilgiuosi, tada pas mane irgi taip pat irgi susibūrė tam tikras laukas visą laiką ir tas laukas, paskui aš jau parodysiu tam tikrą energo kokono, tą visą laiką reikšmę mes aiškinsimės, bet aišku, čia visą laiką viskas paskui toliau giliau eisis. Tai toliau, meilė atleidžia viską. Jeigu myliu, reiškiasi myliu. Įsivaizduojat visą laiką, pas mumis
reikia tą dalyką suvokti, kad visatoje meilės dėsnis jisai yra aš visus myliu. Aš nemyliu, aš, pavyzdžiui, va tave myliu, o šitą nemyliu, arba šitą mažiau myliu, arba dar kažkuo tai. Ir paskui prasideda tam tikra gradacija visą laiką, nes aš, pavyzdžiui, aš vėl paskui susimastydavau, tai kuo mes matuojame tą meilę, tą visą laiką gilumą. Kuo aš savo ten žmoną, ten pavyzdžiui vyrą kuo daugiau myliu, kuo kilometrais, kilogramais, koks ten matavimo saikas, koksai ten gali būti. Tiesiog, va, irgi. Čia tokia kaip pamastymas jums patiems visą laiką. Irgi, kad reiškia, kad pavyzdžiui, meilė yra nematuojama. Ir visą laiką, todėl ji negali būti skirstoma. Dievas taigi juk visus myli, visus vienodai myli. Kaip aš sakau, jeigu ten atsiklaupia vienas, pavyzdžiui, didžiausias nusikaltėlis ir ten popiežius, abudu meldžiasi, kurio Dievas klausysis. Visų abiejų, jam tas pats absoliučiai. Yra dėsniai, kurie dėsniai visą laiką veikia į tą žmogų visą laiką ir tą žmogų, tada žmogus gaunasi tokią pamoką. Bet tik tai ne įstatymais, ne draudimais. Dievas, jeigu taip aš tikrai būčiau, pavyzdžiui, visą laiką aš jokių įstatymų, jokių draudimų tikrai nekurčiau. Tai yra jau būtų nesąžininga. Tai va. Todėl meilė, jeigu aš jau myliu, tai reiškia, turiu irgi vienas dalykas, jeigu jau pamilau, tai aš turiu mylėti. Toliau kitas yra labai irgi aktualus toksai dalykas, visą laiką, kaip sakiau, irgi džiaugsmas pats. Mes visą laiką tą patį irgi mokinsimės, tą dalyką irgi suprasite iš ezoterinės filosofijos dėsnių, taisyklių. Dar šitą dalyką mes dar paskui eisime ir bus labai daug įdomių dalykų. Paskui viskas pasimis kažkaip tai pamažiuku stosis į savo vietas. Tai va, tai jeigu jau džiaugsmas visą laiką, jeigu meilė, tai yra džiaugsmas. Jeigu mes visą laiką žiūrėtumėm į mylintį žmogų, arba jūs, pavyzdžiui, kada jūs mylite, jūs džiaugiatės, jūs esate laimingi. Todėl irgi taip pat tai galėtų nuskambėti taip mano savoka visą laiką, kad jeigu aš nemoku, pavyzdžiui, visą laiką džiaugtis, tai reiškia, aš nemoku ir mylėti. Įsivaizduoja? Taip ir yra asmeniškai, nes, kaip sakiau, meilė yra džiaugsmas, yra laimė. Visą laiką, jeigu aš nesu džiaugsme, aš nereiškia, dar nemoku mylėti. Man dar reikalinga mokintis mylėti. Nors, aišku, tą meilės temą mes dar paliesime. Čia viskas dar, sakau, ateityje. Tai va. Tai tokia, pavyzdžiui, tiesiog meilės dėsniai ir kada šituos visą laiką dalykus aš irgi taip. Dar kitas, aišku, meilės dėsnis prisiminiau, jeigu myliu, tai paleidžiu. Paleidžiu. Nelaikau. Meilė tai nepririša, kad, pavyzdžiui, visą laiką, klausyk, tu turi būti čia, tu esi mano organas. Tai bus jau antram kurse, tą dėstysiu visą laiką apie žmonės, apie šitos visus dalykus. Tai jau paskui tada irgi taip pat išgvildensime vyro ir moters santykius. Tai va, pirmutinė visą laiką pats pirmas kursas, tai yra įvadinis, toksai labai plačios savokos ir tiesiog pats žemiškas tas visas pasaulis. Ja? Tai va, kada aš tą dalyką pradėjau, tą meilės tos dėsnius pradėjau rašyti ir man tada iš karto atsirado tam tikras visą laiką supratimas apie tuos visą laiką visatos dėsnius, apie tuos 7 dėsnius. Tai va, ir aišku, visatos dėsniai yra irgi 7, aišku, ten gal dar irgi, jie lygiai beveik tokie patys kaip hermetinio mąstymo. Man tai buvo labai toksai kartu ir šokas ir kartu toksai įdomus. Bet hermetinis mąstymas, jisai paaiškina tos visą laiką dėsnius ir kaip tiem viskas visą laiką vyksta. Tai jeigu norėsite daugiau kažką tai sužinoti, tai tikrai patariu tiesiog Kibalijoną pasiskaityti, tiesiog suraskite gal pavyzdžiui knygyne arba dar kažkur tai Kibalijonas. Ir tai yra hermetinio mąstymo, ten yra visą laiką 7 patys dėsniai ir aš norėčiau, kad jūs tiesiog tą knygutę skaitytumėte ir išanalizuotumėte. Tiesiog, tai būtų labai gerai, tai būtų vienintelis toksai dalykas. Aišku, tai būtų mano toksai irgi patarimas.
Nes be visatos įstatymų mes toliau kaip ir negalėtumėm eiti, negalėtumėm nieko kito mąstyti, nes kadangi tada bus mūsų proto tam tikras egoistinis mąstymas, kada visą laiką mes statysime. Todėl ezoterinė filosofija, jinai visą laiką irgi tik tai naudojasi tik tai visatos įstatymais. Ir aš paklūstu tik tai skaitykite įstatymams, visatos įstatymams, nes irgi, kaip sakiau, ne jūs mane nuteisite, bet aš pats save. Tai va, tai, pavyzdžiui, tiesiog visą laiką yra visata ir visatai aš visą laiką paklūstu. Bet netmetama ta galimybė, tai tikimybė visą laiką Dievą samprata. Aišku, labai būtų, jeigu jūs nesutinkate su kažkuo, tai galite, aišku, rašyti, galėsime biškutį kažkiek tai gal pakalbėti, bet aišku, dar bus paskaita, jeigu norėsite visą laiką. Jo, ten galėsime pakalbėti apie tuos visą laiką, apie tikėjimus, apie religijas ir taip toliau. Nes, kas kur kaip kame, ten paskui geriau sakau, jūs supraskite tik tai vieną paprastą dalyką, kad vis dėlto aš irgi labai ilgai galvojau, tiesiog tai buvo mano tiesiog nežinau kiek laiko darbas, kuris man šitą dalyką ir parodė, kad vis dėlto ezoterinė filosofija valdo pasaulį. Ant ezoterinės filosofijos pagrindo pastatytas viskas. Ir pačios religijos, ir kiti dalykai, viskas stovi ant jų pagrindo. Ant šito pagrindo, ant ezoterinės filosofijos, viskas pastatyta. Tai va, ir aišku, visi kiti mokslai susikūrė, aišku, ten yra, nes ten labai daug visokių atributų, visokių kitokių dalykų, ženklų, kurie visą laiką irgi taip pat atspindi tą visą ezoterinę filosofiją. Tai va, o dabar tada norėčiau atsisveikinti iki sekančios pamokėlės. Klausimus, jeigu norite kažką tai užduokite, susijusią su maždaug šita tema. Ir tada tariu vėl tada visiems iki kito susitikimo. Iki.